Esu Agnė Savonytė, Familija klinika dirbanti alergologė ir klinikinė imunologė. Alergologija tyrinėja įvairias padidėjusias reakcijas, kurias sukelia specifiniai imuniniai mechanizmai. Alerginėmis ligomis sergančiųjų daugėja ir tai pacientams pablogina gyvenimo kokybę, sukelia daug nerimo ir baimės jų kasdienybėje. Dirbdama alergologijos srityje dažnai pastebiu daug sklandančių įvairių ir dažnai nepagristų mitų bei įsitikinimų. Dalis pacientų patys savo diagnozuoja alergijas, atlieka įvairius, ne visada moksliškai patvirtintus tyrimus ir pasirenka vengti alergenų, nesant tam poreikio. Dėl šios priežasties rekomenduoju kreiptis į gydytoją specialistą, nes alergologijoje svarbiausias žodis yra individualumas. Aš teikiu ypač didelę svarbą detaliam anamnezės surinkimui ir pagal tai tikslingai paskiriu tyrimus ir parenku gydymą, kuris pacientui tiks individualiai ir bus labiausiai tinkamas. Klinikoje atliekami odos dūrio mėginiai esant kvėpavimo takų ar akių epizodiniams ar nuolatiniams simptomams. Taip pat atliekami odos dūrio mėginiai su maisto alergenais, siekiant įvertinti, ar pacientas turi įsijautrinimą maisto produktams. Familija klinika yra galimybė atsinešti savo maisto produktus ir su jais atlikti tyrimus. Familija klinika yra galimybė atlikti odos lopo testą su dažniausiais kontaktiniais alergenais ar pacientų atsineštomis medžiagomis, siekiant įvertinti dermatito priežastį. Taip pat mūsų klinikoje yra galimybė atlikti mėginius įtariant alergiją šalčiui. Esant lėto tipo reakcijoms yra galimybė atlikti odos lopo testą su vaistais. Familija klinikoje diagnozuojame ir gydome šias ligas: alerginį rinitą, alerginį konjunktivitą, bronchinę astmą, angioedemą, dilgėlinę, atopinį dermatitą, atopinį kontaktinį dermatitą. Daugelis šių ligų yra lėtinės, tačiau parinkus tikslingą gydymą, paciento simptomai yra suvaldomi ir taip jis gali džiaugtis pilnavertišku gyvenimu. Vienas iš mūsų klinikoje taikomų gydymo būdų yra specifinė alergenų imunoterapija. Šis gydymo būdas ne tik mažina alerginių ligų simptomus, tačiau veikia ligos eigą ir gydo jos priežastį. Jei įtariate alerginę ligą, nediagnozuokite jos patys savo, o atvykite gydytojo specialisto, alergologo ir klinikinio imunologo konsultacijai. Konsultacijos ir tyrimų metu mes tiksliai nustatysime ligą ir parinksime jums tinkamiausią gydymą.